got keys for the day. 10 white bitches take a load for the play. I've been counting all this money I've been getting every day. Young ass nigga, I'm a god to the ways, yeah. Whole squad don't belong in the city, nigga. I'm out to say the shit again. Back quick, private in this bitch, she's a fuck nigga. 10 shots on your block, no luck, nigga. Talking about the bitches that'll change for the game. For the niggas that'll try to switch lanes for the fame. Homie, I be stressed out, thinking that I never really changed the city. Man, you niggas need to get laid out. Mind for the shit, never got the pain down. Was a quiet ass kid, but I'm insane now. Stay to myself, but I'm okay now. Bitches try to test, but I'm lost in the clouds. Clouds. Tell you why them titties make me feel like that. See my nigga fucking in the stall. Don't even know the name. Shit, he met her at the mall. Know that I be back in the... Tai sveiki atvykę į naują video vlogą. Jau po pirmo važiavimo sveikinuosi su jumis. Tai startuojam Klaipėdos autodrome, pajūrio slalome, prasitestuoti automobilį. Turbūt mažai šnekėsiu, bet dabar jau bus daug veiksmo šitam video. Tai gero žiūrėjimo, palaikink, pasubscribing ir bėk žiūrėti. Smashing up their brains, put them in a grave, leave them to decay, welcome you to our deep dark. Smashing up their brains, put them in a grave, leave them to decay, welcome you to our deep dark. You wanna kill, fuck yeah, the struggle's real, transform into a wolf, sniffing on some blood and tail. I can find ways to get out of the devil's deal, cut the sail, burn the page and toss into the deepest hills. Never forget, never regret, you crossed that line. Is it in your nature to be wasting my time? You're a dime. I filled up with aggressions, obsessions. I find my way back to depression. Dark home, a black rose, dance around, burning down. Nothing left that can be found. Here you choke, up in the smoke. Everything you fear coming near, limited commandeers. Counting my losses, but now I'm counting my profits. And all you bitches are prophets. You played this game and you lost it. So sick of the bullshit you keep on making me nauseous. I bring the bag of my vomit because I'm sick and you're toxic. So fuck you. This is what I'm about to fucking do. Got a face full of nails, raising hell to the blood moon. Is so true. I'm hated by many.
taip greitai kaip norėčiau, bet tai pirmieji kartai, nereikia perlipti, tai judam tik tais geresnio laiko link ir tas gerai sekasi, tai judam į priekį. Baimės ir jungsim gazą. Priekių varomos kategorijos. Pirmoji vieta. Ir nugalėtojas laisvoje klasėje. Klasėje laisvoje nugalėtojas. Nugalėtojas laisvoje klasėje. Galvojat, kas galėtų būti? Ne. Jokių papirkimų nebuvo. Nieko. Kiškių irgi nieko nenudaužė. Aš galvoju, kad jis nori šokti. Tas savęs nenori varginti. Edvinas! Ačiū. O. Pagarba, dar kartelį paplojame. Ačiū. Foto blikstės, va taip. Oi gerai, o Jėzau, kadrų. Ačiū. Noriu padėkoti visiems dalyviams. But guys, I'm really thinking that you should. If you ever got a chance, you think you would? Honestly, you really must have misunderstood. We only fuck it with the sound from the hounds in the woods. Nu ką,
kaip atrodo gražiai mašina, taip ir pasibaigė gražiai varžybos. Praėjo be jokių gedimų, be jokių nesąmonių, buvo geras automobilio testas, kadangi turėjom 18 bendrai turbūt važiavimų, žiauriai daug važiavimų padarėm, nieks nesugedo, jokių problemų su mašina, tai rezultatai tikrai buvo geri. Abiejose klasėse laimėjom 1 vietą ir padarėm trasos rekordą. Tai šiandieną buvom greičiausi, geras apšilimas prieš Ring Challenge. Tai susitinkam turbūt gegužės 17 Kaune Ring Challenge 1 Pro lygos etape. Tai iki kitų kadrų. See you! Tai va matom vakarykščius nuopelnus. Šiandien turim sekančią dieną, pirmadienį. Tai sugalvojau nuslūgus šiek tiek emocijom ir visam įkarščiam kažkiek daugiau papasakot, kaip sekėsi. Tai aišku, rezultatai nusako, kad sekėsi gerai. Šiai dienai, kai žiūri rezultatą, atrodo, kad jokių sunkumų ir problemų nekilo. Laimėta trasos rekordas, abi dvi pirmos vietos tiek bendroje įskaitoje, tiek savo klasėje. Bet iš tikrųjų dienoje eigoje visko buvo daugiau. Tai automobilis iš tikrųjų visapusiškai super, jokių problemų. Tik tais galbūt pats setupas sureguliuotas yra šiek tiek gal ne pagal mane arba tiesiog neslalomo trasai. Kadangi jinai važiavo prieš tai žiedė, tai žiedė nėra tiek aštrių pasisukimų, tiek aštrių stabdymų ir taip toliau. Tai šiek tiek yra kitoks važiavimo stilistika negu slalome. Tai pagal mane, kaip anksčiau važiuodavau su 4 Civiku, tai mes buvom išsigaudę suvedimą tokį, kad man ir subinė tiek nebėgdavo, ir jinai daug stabilesnė būdavo, ir programiškai kompas buvo nustatyta. Anksčiau ir FTEKas įsijungdavo, ir vėliau būdavo ribotuvas, tai aš daugiau galėdavau išnaudoti bėgius ir šiek tiek ilgesnė dėžė. Gal labiau suksiu at save, gal atsibosta mašiną žiūrėti. Tai va, tai čia labiau apie tuos skirtumus, kom jos man pasijuto labai važiuojimo metu. Kadangi senai važiavau, tai pirmas dalykas, kas labiausiai pasijuto, tai kad senai važiavau. Tas pirmųjų važiavimų ranai tokie atrodė, visko bijau, nežinau kaip ta mašina stabdysis, kaip kada, kokios jos ribos yra ir taip toliau. Viskas yra nauja, nors sakau, tas modelis daug atrodo nesiskiria, bet bazė iš tikrųjų turi savų skirtumų. Bet įsibėgėjus pradėjau laikus gerinti, vis labiau jaustis savo, kaip sakyt, kėdėjai, labiau tą mašiną prie savęs prisijaukinti. Ir kas buvo labai gerai, kad gavom labai daug važiavimų. Įprastai slalomėse tu gauni 3 važiavimus ir iš tų 3 važiavimų 2 įskaitiniai būna tavo rezultato važiavimai. Šį kartą buvo bendrai vienoj klasėje 8 važiavimai, tai kadangi važiavau ir bendroje įskaitoje, ir savo klasėje, tai turėjau bendrai 16 važiavimų. Iš tų 16 važiavimų po 3 iš klasės važiavimus buvo sumuojami geriausi rezultatai. Tai iš tikrųjų anksti padariau tą jau į tokį gerą laiką, bet atrodo iš savęs, dar kad reikia jį gerinti ir atrodo ir priešininkai labai stipriai vyjosi, tikrai ten keliom dešimtim tik atsiliko nuo manęs. Tai tikrai konkurencija buvo stipri ir norėjau, atrodo, įvažiuoti geriau, bet tiesiog nebėjo. Nežinau, ar čia jau buvo trasos riba, ko aš labai netikiu. Manau, kad gali gerinti ir gerinti, bet neradau tiesiog taškų. Gana trasa tokia ganėtinai trumpoka buvo, kur galėčiau taip stipriai kirpti tos laikus, nes realiai geriausias laikas 59 ir 2. Tai nei minutės netrunka realiai tavo pravažiuotas laikas. Tai atrodo jau visur maksimaliai visus taškus išnaudojau kiek galiu. Aišku, paskutinių važiavimų on bordo neturiu, nes nusėdo GoPro, kadangi nelabai buvo patogu kažkam pribėgti, jungti, filmuoti, o man pačiam labai sudėtinga buvo per sėdynės ragus prieiti, įjungti kamerą. Tai ten vargais negalais jungdavau iš anksčiau filmuoti. Tai žodžiu, prifilmau tiesiog stovinti eilėj labai daug, po to random pertraukos būdavo, tai reikėdavo kamerą išjungti, iš naujo įjungti, žodžiu, taip nusodinau batereiką ir ne viską nufilmavau. Bet yra neblogų ten tų važiavimų, jau turbūt galbūt matėt, nežinau, kurioje vietoje šitą visą mano kalbėjimą įdėsim. Bet overoliai labai džiaugiuosi, kad išbandžiau važiuoti, psichologiškai vėl pagavau to streso, to adrenalino.
kadangi Rink Challenge pirmą kartą debiutuot pro lygoj, tai man bus ir taip labai emocinis didelis iššūkis ir su šituo dalyku psichologiškai bus sunku susitvarkyti. Tai vat gerai, kad paragavau to adrenalino, to streso, to jaudulio, bus, manau, šiek tiek lengviau ir apšilimas organizmui bus vat prieš gegužės 17 tą pirmąjį etapą. Tai va, tai tokias mintis, nežinau, ko dar nepaminėjau, sakau, su automobiliu tai reikia tiesiog įsigaudyti pagal save šiek tiek setupą, galbūt amortizatorius pareguliuoti, su išvirtimais kaip ir viskas buvo mėly gerai, jinai tikrai valdėsi gerai, tiesiog jin šiek tiek valdėsi kitaip nei kad mano prieš tai automobilis, tai kad nesakyčiau, kad kažko labai reikia. Tai žodžiu, mašinos neapgadinom, pasirodėm labai gerai, rezultatai geriausi kokie įmanoma buvo, tai tiek turbūt, manau, šitos mintis, kas gal pradedantys važiuoti, gal kažkam įdomu, galite ir komentaruose parašyti kažką pastebėjimus, kokius matot, gal patarimus turit, visada tikrai įdomu pabendrauti su bendraminčiais, kas to užsiema, kur važiuoja, daro, tai tikrai visą laiką bus fainiai pabendrauti. Ir dabar tie patys video vis tiek tikrai, manau, bus įdomesni, kai yra varžybos, kai yra parodos, ne vien garaže užsidarius. Tai va, dabar planas toks, kad važiuojam penktuką, paliksim kitame garaže, kur stoja ketvirtukas ir ketvirtuką parsivežam čia, kadangi turim šiandien pirmadienį, o šeštadienį yra paroda. Tai parodai reikia pasiruošti ketvirtuką. Ketvirtukas yra surinktas, liko pasikeisti alyvą variklinę, tai pilsime mūsų partnerių Ksado alyvą, jau turime užsisakę ir gavome šiandieną siuntą ir reikia irgi taip pat atnaujinti dizainą. Tai va, tai per šią savaitę turim spėti būtinai iki penktadienio vakaro jau būt pasiruošę ketvirtuką. Tai nemiegam, turim 8 valandą vakaro, vežam penktuką į kitą garažą ir parsivežam ketvirtą ir kimbam į pasiruošimo darbus. Tai bye bye. Iki kitų kadrų dabar. Buh!